tiesiog negaliu dukrai padėti. Jis ateina su namų darbais, tai man reikia baigti antrą kartą mokyklą, kad padėti jai su namų darbais. O kitas dalykas, kai aiškina namų darbus tėvai, tai juos nervina. Ir man atrodo, kad tas irgi šiek tiek blokuoja, kad tu negali eiti prie vaiko, aiškint, kantrybės tiek neturi, nes visą dieną praleidi su vaiku. O tų žinių tikrai reikėjo dėl to, kad jinai norėjo stoti į Biržiškos gimnaziją, kur tikrai pakankamai reikia stipraus pasiruošimo. Tai mes pradėjom ruoštis gerokai iš anksto. Korepetitoriai yra jauni. Ir jos ten kaip su draugiam, kikena, ten mokosi dar kažką, aš dar kažkada užėjau į kambarį, sakau, jūs čia mokotės? Jo, sako. Bet kadangi rezultatai pagerėjo, tai suprantu, kad tikrai mokosi. Kad apskritai labai lengvai prieina, kad pradžiai per susipažinimo formą, per tokią žaidimo galbūt formą ir įtraukia į tą draugystę, o per draugystę jau ateina į tą patį mokymąsi. Tai ir kitas dalykas, aišku, buvo vienas korepetitorius, kurį tiesiog pakeitėm dėl greičio. Vėlgi, mano dukra yra beprotiškai greita, kaip žaibas mokynas, ten reikia spėti paskui ją, bet alfa klasė labai greit sureagavo, pakeitėm ir viskas buvo gerai. Tai vat, jai patinka, kad jinai gali rinktis, jinai žino, kad visą laiką pasakys, jeigu reikės pakeis, jeigu reikės tas pats mokytojas ar mokytojas atsižvelgs į tai, ką reikia daryti arba ruoštis kažkam. Nu, va tas laisvumas tiesiog, kad jie žinogi viską. Tai ir didžiausias pasiekimas yra tas, kad apskritai jinai tapo labiau žingeidesnė, nes pamatė, kad nėra taip sudėtinga, nes turbūt kiekvienas korepetitorius paaiškina, kaip jisai moka, jeigu reikia kažką pakeičia ir randa tą kelią iki tavo suvokimo tam tikrai pamokai. Ir pasiekimas yra tas, kad myli mokymasi, jungiasi, pakikena, gal mato, jeigu nenuotaika, tai turbūt mokytoja apžaidžia truputėlį ir vis tiek priveda prie galutinio rezultato, kad mokosi jos po to. 10 minučių galima pasijuokti, ar ne, per juoką pasižiūrėti, kas nesisekė ir galų gale vis tiek gaunasi rezultatas geras. Tai tas pasiekimas ir yra, kad jinai puikiai pasiruošė Biržiškai, labai džiaugiuosi, kad įstojo, nes jau šiais metais ir įstojo. Tai mums buvo wow. Aš turbūt palinkėčiau pagalvoti, kaip jie į save investuoja. Kai mes norim atsipalaiduoti kažkur, einam ar ne, į kavinę išleidžiam tų pinigų arba ten į masažą kokį. Tai vaikui čia yra būtent pagalba ir atsipalaidavimas moksluose. Tai ir parekomenduočiau tėvams leisti pabandyti vaikui, atrasti savo mokytoją, su kuriuo jisai galės ir išsipasakoti, kas darosi mokykloje. Pastebėjau, kad ir mano dukra būtent tai padaro, nes ten jauni korepetitoriai, jie randa bendrą kalbą ir gaunasi, kad toks tai atoslūgis. Nueina visą tą įtampą iš mokyklos, jis pasipasakoja apie draugus, apie dar kažką ir tada eina į mokymąsi. Tai aš manau, kad reikia turėti tokį žmogų, kuris nuvestų tą tiesiąją ten, kur nori vaikas moksluose pasiekti.